dabar sakoma, kad stresas sukelia labai daug visokių ligų. O kaip su širdies? Ar tavo patirtyje buvo kažkokių tai atvejų, kai stresas sukėlė širdies problemų ir žmogus po to pasekoje privalėjo gydytis? Tiesiog širdies lygos sukeltos tik tai streso. Taip, ta prasme, bendraja prasme, stresas didina kraujospūdį, bendraja prasme, stresas didina cholesterolį šiek tiek ir tai per daug metų gali sukelti širdies ligas ir aterosklerotinės komplikacijas. Ta smulkiaja prasme, ar stresas patyrus labai didelį kažkokį emocinį sujaudinimą arba labai didelį emocinį krūvį, gali suspazmuoti kraujagyslės. Kas vyksta, tai kuomet žmogus labai išsigąsta arba labai supyksta, tada organizmas išleidžia labai daug adrenalino ir tas adrenalinas tiem, kas turi polinkį, suspazmuoja kraujagyslės. Vyksta, tie, kas vartoja kokainą, didelę dozę gali tą patį padaryti. Ir tada įvyksta tas toks vadinamas sudaužytos širdies sindromas, mes tai vadinam Takotsubo sindromu. Ir vienas iš pavyzdžių buvo, kuomet pas mus atvyko pacientė su Takotsubo sindromu, kuomet susipyko su kaimynė, ta kaimynė atėjo ir jai brokus išspardė. ir jai buvo toks stresas, ji taip supyko ir tas didžiulis adrenalino kiekis jai sąlygojo, kad suspazmavo kraujagyslės ir patyrė infarktą. Ir jos kraujagyslės invazinių tyrimų koronarografijos metu visiškai švarios, visiškai švarios kaip švilpukai, bet įvyko vazospazmas tas ir stresas gali padaryti tokią įtaką. Taip, turi tokį pavadinimą sudaužytos širdies sindromas, kuomet labai didelė teigiama emocija arba labai kažkokia labai didžiulis pyktis ar kažkokias neigiama emocija gali tai iššaukti. Ir tas būna, dalį žmonių būna tas situacinės sinkopės, kuomet praranda sąmonę. Kažkas labai tokio gero pasakė ir šūk susmuko, arba labai ten kažkokią baisę žinią sužino irgi. Čia, kaip žinai, nebūtinai rodo kine, aš nepatyręs, bet ten kraują pamato. Ir būna alpsta. Situacinė sinkopė, taip. Tu labai daug kalbėjai apie širdies smūgį. Širdies smūgis tai ir infarktas, ne? Širdies smūgis vertinys yra tiesioginis iš anglų kalbos. Taip, tai pakalbėkime apie jį. Ir man labai įdomu, kaip atpažinti širdies smūgį iš anksto. Ar yra kažkokie tai rodikliai, kad žmogus pats suprastų, kad, būna sumaudžia širdį. Ar kažką ten paskauda. Jeigu niekada gyvenime, tarkim, įsivaizduok, žmogui niekada nebuvo jokių širdies skausmų ir atsirado tokia rizika, tarkim. Kokie būtų pirmieji simptomai, jog nelaukti tų 3 dienų, kaip tu sakei pradžioje, vaikinukas 3 dienas suskauda širdim pavaikščio ir atsirado šiandien naktį pas tave ligoninėje, reanimacijoje. Tai kaip išvengti šito? Kokie būtų pirmieji simptomai, kuriuos jau reiktų rimtai atsižvelgti? Tai reikėtų atkreipdėmėsi, jeigu atsiranda skausmas širdies plote, tokio, kurio gyvenime nesi jutęs. Veržiantis, spaudžiantis, gali plysti apatinį žandikolį, kairę ranką, pilvą, susijęs dažniausiai būna su fiziniu krūviu. Ir jeigu žmogus, tarkim, nustoja kažką daryti, praeina. Tai čia yra pagrindiniai požymiai, kad skausmas yra susijęs su širdim. Jeigu skausmas yra daugiau aštrus, daugiau susijęs su situacija, kuomet žmogus pajuda ir jiems, arba ant kairio šono atsigula, jiems skauda arba dūrė, tai čia daugiau yra priežastis ne širdis, o kitos. Tai ar tai būtų stuburo problemos, ar tai būtų skrandžio bėdos. Tai pagrindinis širdies yra spaudžiantis, gniaužiantis, niekad nejustas skausmas, kuris susijęs su fiziniu krūviu. Taip ant laiptais. Ar kažką sunkiau panešus, ar paskubėjus. Sustoja ir praeina. Tai čia tas yra, kuris mus tikrai labai kelia nerimą. Tai jau kai aš, pavyzdžiui, ateinu į sporto salę, pradedu sportuoti ir staiga pradeda skaudėti, ne? Tik sustoju sportuoti ir nebeskauda. Tai čia aš nežinau, čia gal aš per daug aštrų pavyzdį paėmiau, bet turiu omeny kažkoks fizinis krūvis sekso metu pradeda skaudėti širdį. Taip, pavyzdžiui, čia yra irgi sustoja ir jau nustoja skaudėti. Tai čia jau ženklas, kad yra kažkas negerai, ne?
Taip, čia tikrai ženklas, kad yra negerai. Sporto salėje aš irgi taip, jeigu ateini ir tu pradedi sportuoti ir tau pradedi skaudėti, neturėtų tai būti, ar ne? Tai reikėtų sunerimti. Aišku, jeigu tu pradedi sportuoti ir tu ten prasivaikštai ir prasimankštini ir tau paskui nebeskauda, tai čia tada kitas klausimas. Ne, bet jeigu va taip užeina susijęs su fiziniu krūviu ir pradeda skaudėti, tai reikėtų nelaukti. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme.